Klausau. Guliu ir galvoju apie tave. Kuo tu apsirengus? Taip, sveiki, ponė Vegleri. Deja, dabar ne pats tinkamiausias metas. Aš rimtai, aš noriu žinot. Na taip, labai jums ačiū. Pasirūpinsiu, kad jis jį pristatytų. Viso gero, ponė Vegleri. Pakrantės krabų restorane užsakiau staliuką. Vakarienė, maudynės naktį. Taip, gerai. Ačiū. Ko tas pydaras norėjo? Jėzau Marija, to ne tau visi pydarai. Gal tu pats pydaras? Ar pagalvojai apie tai kada? Ką man daryti, jeigu aš juos atpažįstu? Tikrai iš ko? Iš išsilavinimo? Kultūros? Dažniausiai juos išduoda kito bičo birkos čiulpimas. Iš kur tu žinai, kas kam čiulpia? Tu ką? Irgi turi mažą paslaptį. Ką tave kaso, jeigu kažkas ir gėjus? Tikriausiai tai didžioji tavo baimė. Kitaip tiek daug apie tai nekalbėtum. Pamiršau, į kurią sakai prakro dalį jie keliauja? Ar jie ten su abortus darančiais daktarais ar su vaikų tvirkintais? Tai buvo labai seniai. Jo, dabar tapai laisvamanė. Turi kelis draugelius Pedrylas, ką? Ką darai, velniai griebtų? Einu plaukiot. Tu ką, paliksi čia savo sumautas kojines ir triusiukus?